Prieš tokį smūgį, tačiau čia ir sėkmės būtų nemažai. Šis smūgis Ir grįžta! Žalgiris į rungtynes, bet čia yra kažkoks kosmosas. neįtikėtina nuošalės reikalauja varžovai, varo nėra. Geltona kortelė už kalbas, Vilniaus Žalgiris muša Andrius Skerla. Nenorėčiau transliuoti, ką perskaičiau iš Andriaus Skerlos lūpų. Atrodo, kad ir Žalgirio komandos strategas negali patikėti tuo, kas vyksta. Čia visiška emocijų metamorfozė, bet Žalgiris ir toliau žaidime. Čia nuošalės tikrai nėra. Čia jis nebus. Čia taip pat, čia viskas pagal taisyklės. Teisėjai sprendė situaciją gerai. Šešplaukas smūgis galva buvo labai neblogas ir jam reikia taip pat atiduoti kreditų šioje situacijoje, o pirmas prie kamuolio Petkovičius ir jo dar vienas įvartis. Grįžtame į tą pačią situaciją, kurią turėjome prieš keletą minučių.